yra mūsų prezidentas, net 2 kartus buvęs prezidentu Valdas Adamkus. Tai iš tikrųjų yra išskirtinė asmenybė. Kiekvienas šventė, ypatingai Kalėdos, man visuomet grįžtų atgal į savo tokią jaunystę, kaip ir jūs vaikai. Laukdavom to Kalėdų senio labai išsiilgę ir be galo gražu būdavo. Žinoma, žiema atrodė kitokia, truputį daug sniego buvo, bet aš nemanau, kad mes net sulauksim ir šią sniego. Tai aš pirmiausiai, reiškia, pasinaudodamas tą progą, kad esate čia, noriu jums visiems padėkoti už tą progą, kad aš susitinku su jumis. Ir tikrai džiaugiuosi su jumis, dėkoju ir tėveliams ir visiems, kurie čia atėjus patlydėjo. Ta proga noriu pasinaudoti ir pasakyti, kad noriu jums palinkėti gražių švenčių, kad Kalėdų senis jūsų neužmirštų ir visiems tėveliams ir globėjams irgi mano nuoširdžiausi sveikinimai. Kalėdos man tikrai didelė šventė. Nėra turbūt didesnės šventės kaip Kalėdos. Taip kad turime pasidžiaugti ir aš manau, kad jums irgi bus labai gerai, kad Kalėdų senis jūsų neužmirš ir turėsim progos, reiškia, pabendrauti ne tik šįmet, bet ir dar ateinančiais keliais metais. Taip kad ačiū labai. Kągi. Ačiū, labai gražų žodžią šitai. Ačiū labai. Tai ačiū Jums visiems. Labai malonu matyti prezidentę, labai didelė garbė ir labai smagu visų pirma matyti vaikučius čia ir didžiausia padėka gerbiamas prezidentė Jum ir gerbiamai Boženai už palaikymą ir jūsų norą prisidėti ir už jūsų auksinę ir didelę širdį. Ir atėjant tokiam šventėms, kur iš tikrųjų yra Jėzaus atgimimas, yra tiesiog malonu pasidalinti tą energiją, tą nuotaiką, kad viskas bus gerai ir puikiai nuotaika, puikiai energija persiduos vaikams ir padės kovoti už savo sveikatą ir savo gyvybės. Tai dar kartą ačiū visiems, ačiū, kurie atvažiavo, labai malonu ir puikių artėjančių švenčių. Ačiū, ačiū Jums tikrai labai gražu. Ačiū labai ir to pačiu geriausi linkėjimai jums visose jūsų darbuose. Gražių švenčių. Taip, ačiū. Laimingų jums visiems.